Labas, brangi. Vakar vakare, naktį buvau operoj po žvaigždėmis su ypatingais muzikantais, atlikėjais. Tiesiog įkvėpimo įvairiais aspektais gavau. Ir malonumo, ir grožio, ir ypatingo laiko, ir prasmių. Tai iš tiesų du dalykus, kuriuos noriu šiuo įrašu pasidalinti. Tai pirmas dalykas, kuris kiekvieną kartą, kai einu spektaklį, koncertą, ypatingai ne operos, taip pat kur turi scenarijų, kur yra siužetai, dramos, tai buvimas, vėl primena, kaip iš tiesų, jeigu žiūrėsim klasikiniai visi kūriniai, mūsų klasika, mylima, visas grožis, yra dramos, tragedijos, mitologija, visi dramos, tragedijos, nuo visos istorijos, bet kokių kultūrų, kur pasižiūrėsit. Tai ką noriu to pasakyti? Svarbiausią dalyką noriu pasakyti, kad spektaklis, opera, kai yra su siužetu, kai mums parodo, ką mes matom, kai pasibaigia spektaklis. Kad tai, kas tik ką vieni kitus žudė, pykosi, neapykanta, pavydai ir visokios ten dramos, jos baigėsi pasibaigus spektakliui. Ir čia tie nustabus atlikėjai, kolegos, geri draugai, apsikabina, džiaugiasi šitą patirtim, kurią jie turėjo per šitą spektaklį. Tai į šitai galime, tai kaip priminimas mums prabusti iš tų mūsų dramų, pasižiūrėti truputį kitaip. Tai nereiškia, kad mes turim vaidinti visas savo dramas ir tragedijas. Iš tikrųjų, dramos ir tragedijos nori gyventi per žmonės, ne tą energiją. Ir tie, kadangi scenarijai yra tokie seni kaip pasaulis ir jie perdodami, tai tą sutinku savo darbe, tai su moterimis konkrečiai, tai yra programos, scenarijai, kurie persiduoda iš kartos į kartą. Kai matom atsikartojant, kad pradedam kartoti istoriją giminės moterų. Ir tai vyksta nesąmoningai, nes programų iš tų scenarijų perdavimas vyksta nesąmoningai. Sąmoningumo mums reikia pamatyti, kad spektaklis gali baigtis ir kad tie žmonės, kurie kovoja, kariauja, konfliktuoja, ir visokios dramos tenai vyksta, kad jie yra patys geriausi draugai, mokytojai viens kitam. Iš dvasinės pusės galim pasižiūrėti, kad sielų lygmenį nepasitarnaujam vieni kitiem. Tuo metu, kai mes esame šitose dramose, kai tai dramai, tai tikrai taip neatrodo. Ir taip nėra. Tačiau lankymasis spektakliuose primena kiekvieną kartą, kai jie nusilenkia visi drauge apsikabinę laimingi, kad mes galim išeiti. Tai proga prisiminti, kad tos dramos, tos tragedijos, kurias tu patiri tam tikrose savo gyvenimuose, tuose santykiuose su savo mama, tėvais, su savo vyru ir vaikais, tai yra dramos. Ir jeigu mes susitapatinam kaip geri aktoriai su ta rolė, kad aš esu mama, ar vaidinu mamą, kur yra pasišventusi, viską paaukojusi, tai ir bus drama pasišventusios, pasiaukojusios motinos, kuri bus paaukojusi savo kaip mylimosios aspektą, paaukojusi saviraiškos kažkokį aspektą. Ir tada išlenda nelaimingumas ir dramos. Nes drama nėra dėl to, kad jinai yra tiesiog mama arba tiesiog mylimoji. Kai dar kalbu apie tas rolės, kaip mes kaip moteris vaidinam savo gyvenimuose, turim. Bet mes galim būti tiesiog sąmoninga moteris, per kurią teka ten mamos mylinti energija savo vaikam. Be užgriuvimo su visų savo fokusu, su viskuo ant kitų žmonių. Tai mamos rolė, vaikai tampa pasaulio ašimi, santykėje su vyrais, ant vyro, tai yra, jeigu sutuoktinis, tai ten su sutuoktiniu, jeigu ten būna vyrų kaita, tai moteris vis nuo vieno vyro ant kito, tai yra ta ešė, tai yra ta ešinė, ta esmė savo
į save, į savo centrą susigrąžinti, kad negriūti ant kitų, o pati viduje turėti tą atramą ir iš tos vietos būti mama, iš tos vietos būti mylimoji žmona, ne, kūrėja, verslo, vystytoja savo veiklos, darbų. Tai va tada mes neužgrūnam. Kol mes į tas rolės įeinam pilnai, tai ta rolė, žinoma, ta energija kaip rolė, jinai nori pražaisti pilnai per pasinaudoti tuo įsikūnijimu. Kalbu tokiais terminais ir tom dvasiniu keliu einančiam moterim, kad suprastų mane, kad tai yra pakankamai stipru, nes tai vyko tūkstančius metų, šimtmečius. Tai vyko tavo giminiai, tai vyko mano giminiai, tai vyko visoje žmonijai. Tos dramos prirašyta kūrinių, tai mes galim bet kurį pasiskaityti. Tai ne veltui net skaitam ir su vaikais, tam, kad suprastume, kad tai yra kažkokios istorijos, su kurio mes nebūtinai turim susitapatinti. Tai yra tam tikrus dalykus išgyvenam, ne kaip patirtis, bet kurių mums nereikia kartoti kaip žmonėm tų mitologijos tragedijų. Tas pats su visais archetipais. Moterų archetipai, deivės, dievai. Tai tu nesi viena deivė, tu esi moteris žemiška ir esi sąmoninga pasirinkti, kuri labiau per tave reiškiasi ir kaip pasikviesti kitą, kai tau reikia kitos ir būti šeimininkė, kuri kvietiesi nedėvės į pagalbą žmogišką, o ne automatiškai būti valdoma. Ir normalu, kad kai mes tampam mamos, ateina didžioji motina ir jinai užvaldo tada vyras lieka kažkelintoje vietoje. Čia atsisideda dramos ir santykio iškraipimas, jeigu poroje iš vyro ir moters struktūros nukeliauja vien tik tai fokusas į vaiką. Vaikas yra sekantis po vyro ar moters. Pagrindą kūrė vyras ir moteris. Bet jeigu moteris visą savo dėmesį nuo mylimojo perkelia tik į vaiką, tikrai neprimto asmeniškai, kad tai sąmoningai mes darom, tą mes darom nesąmoningai. Ir dėl to ugdom savo sąmoningumą stebėti ir matyti, kada mes perlenkiam lazdą, tai yra leidžiam tai motiniškai, šiuo atveju energijai peržaisti. Taip kaip kad karmenistorai, nemylimoji, aistringuoji. Tai vat meilužė. Ir jos gali būti visiškai nesvarbu, jeigu ne Afroditė pagal graikų mitologiją, ar ta aistringa meilužė, ten kūrėja, niekas jai nerūpi. Tai tikrai gali griūti šeimos, gali griūti viskas. Tai pagrindinė mintis, ką šituo sakau, kad jeigu mes užgriūnam arba leidžiam tai roliai, vaidmeniui pilnai vaidinti, tai vaidinasi tikrai drama ir tragedija. Bet jeigu sąmoningai mes galim pamatyti ir išeiti ir pasitelkti, kaip matyti ir panaudoti savo sąmonę, kad pakreipti kryptį ir neprivalai visose dramose ir tragedijose dalyvauti. Puikiai įvaldžiusi esi tos vaidmenis ten, kur dalyvaujame mes, tai kiekviena, čia kalbu apie tave, kalbu apie save, kad mokėtume pasinaudoti. Moters ciklas taip pat, jisai neša 4 etapus, ne mūsų cikliškumas, jisai dovanoja 4 moters archetipus, apie kuriuos daug dalinuosi, karts nuo karto. Ir viešai, ir taip pat ir darbę su savo klientėms, seminaruose, kursuose. Tai yra tie aspektai moteriški, kurie yra labai skirtingi. Bet tai, kad yra mums ciklas, jisai parodo, kad mes galime patirti tos skirtingus aspektus vieno mėnesio net eigoje. Tai yra parodo apie mūsų kaitą ir apie mūsų gebėjimą keisti tas rolės. Galimybę turėti tokią. Tik tai jeigu mes nesam įvaldžiusios to gebėjimo keisti rolės, būti ir mylimoji, būti savo vyrui, būti savo vaikams mylinti mama, būti arba tam tikrų metų būti rūpestinga, globojanti, kitų metų aistringa,
kurianti įkvėpta ir vilioklė, ne, kitų metų išmintinga, kuri tiesiog semės iš nematomo pasaulio arba iš gamtos, ne, išminti ir dalinasi. Ar tyloje būnanti, ar ta, kuri veikia, planuoja, strateguoja ir daro, nepadaro tuos visus dalykus. Tai visi tie dalykai yra prieinami mums kiekvienai. Tai visose kiekvienos moters cikle yra šitos energijos užkoduotos. Vienos mums reiškiasi labiau, dominuoja, kitos mažiau. Ir paprastai tos, kurios dominuoja, ypatingai dominuoja kitų sąskaitą, pasireiškia šešėliniu būdu. Tuo metu, kai jos reiškiasi harmoningai, mes patiriam tą darną. Kai nusilystam į arba, ne, nes tam tikras dramas turi moteris, kuri pasirinko mamystę ir viskas, sako, aš pasiaukoju vaikam, bet sakau, jeigu iš tos, kaip ir rolės pasiaukojimo vietos. Kita galbūt aukoja santykius, ne, renkasi verslą, veiklą, karjerą, ne, ir paaukoja savo motinystę, paaukoja ryšį su vaikais, paaukoja ryšį su mylimuoju, gal net nėra nemylima, nes nėra laiko ir nėra tos energijos, kurią galėtum pritraukti vyrą. Tai tie kraštutinumai sukuria dramas didžiasias, nes tada tos herojės, tos moteris, to reiškiasi per tave, per moterį, mūsų visa ta drama ir visa tragedija. Ir aišku, kur tai veda, taip yra aišku, taip yra nuspėjama, kur tai nuveda. Jeigu skaitom knygas, nežiūrim spektaklius, lygiai taip pat mūsų žmogiškose gyvenimuose. Vesdama savo klientės moters ciklo pažinimo, tai mes labai gerai ištyrinėjom ne kiekvieną šitą etapą ir tada einam į patį vidurį ir randam save centre, kuri yra mūsų tam tikra dalis, kur yra nesusijusi su nei viena iš jų. Ir mes mokinamės kiekvieną jų panaudoti tinkamu laiku, tinkamoje vietoje, nes kiekviena iš jų turi puikių talentų, kiekviena turi tų šešėlinių pusių. Bet kad nebūtų, kad kaip tose tragedijose viena nebūna mylužė, ne, ir viskas, ne, ir tada su visom paleistų vystėm ir visom kitom dramom, o kita kokia super nedrovuolė arba super teisinguolė, super ten dar kažkokia geroji ten. Tai kuri taip pat turi tam tikrus šešėlius, ne, to šaltumo ir kitų dalykų. Neprieinamumo, uždarumo, dar kitų dalykų. Tai yra tokie kraštutinumai. Ir mes mokomės įvaldyti, kad būti. Ir. Aišku, kai kurios rolės vis tiek mums yra natūralesnės iš prigimties, kai kurios energijos. Bet mes laviruojam, stengiamės jas atpažinti. Ir mūsų ciklas, mūsų moteriškumas mums savaime padeda labiau pažinti kitus savo moteriškus aspektus, kad nebūtų vienas. Tai ypač atidžiai reikia būti, kai susilauki vaikų ir daug vaikų, puoselėti tą dalį, kur romantika buvo su tavo mylimuoju vyru, kad išlaikyti santykį, kad jis negriūtų, kad vyras netaptų tavo dar vienu vaiku. Kita rizika, jeigu esi mylimuoji ir staiga pastoji ir laukiasi. Tai čia, kad vaikai tik tai, kaip pasiekmė, ir irgi tada nuo vieno vyro prie kito, tai yra tas, kad neįeina į gilį santykis, kur sunkiau neįgilį. Tai šitas visos dramos susijęs su kraštutinumais. Bet tikrai tu esi apdovanota tuo, kad esi moteris, reiškia kaip minimum ciklu, kuriame užkoduotos visos deivės, visos energijas ir kurios gali būti prieinamos ir archetipai, kurias gali panaudoti atrakindama ir panaudodama tinkamų laikų, tinkamoje vietoje. Ir tada tai naudoji puoselėti save, puoselėti, kad nenualintų tas archetipas, pavyzdžiui, mama, viską paaukoja, pati savim nepasirūpina, valgo paskutinį, viską vaikam atiduoda. Ir taip, kitu atveju, kitas kraštutinumas, karjeros arba mylimoji, kur niekas daugiau nerūpi. Tai tie kraštutiniai.
tačiau kiekviena mes turim prieimą prie savo vidinės meilužės ir paleistuvės, prie savo vidinės motinos dosnios, kuri gali būti kaip karalienė, kuriai rūpi jos karalystės gyventojai. Ta kerėtoja magiškų galių turinti moteris, kuri kartais gali būti ir pikta, ir pavydi, ir kūrinti, ir kreunanti. Ir tai išmintinga senolė, tyloj, kuri randa atspirtį, įžvalgas. Ir visą iš ten atsineša įžvalgų kitam laikui. Ir tą veikiančiai. Tai visos jos turi vietą ir kai jos visos gauna tam tikro dėmesio, ne, kai mes galim pasitarnauja iš tikrųjų mums, tau, tada ateina daugiau harmonijos į gyvenimą. Ir tada mes tampam tos, kurios valdom situaciją sąmoningai, o nesame valdomos tų dramų. Tai yra išeiname iš spektaklio. Tai trečias dalykas - dramos, o ne giminybės kartuojančios. Taip pat yra skaudus ir sudėtingai išeiti iš jų, ta prasme, nes tai yra įprasta, nes matėjai nuo pat gimimo greičiausiai, nes tai atsikartota, perduota, visai kaip. Tai irgi čia reikia labai daug sąmoningumo, pastabumo, didelės meilės savo, kad išgirdus savo esmę, koks tavo sielos kvietimas šiame gyvenime, koks tavo dvasios vedimas, kokia tavo paskirtis. Nes programos persiduoda jos iš giminės į sekančiai kartai jos automatiškai. Tiesiog tai jos susikūrė dėl saugumo, dėl trauminių patirčių, dėl viso ko ir perdodamos yra iš meilės, jokių būdų ne iš to, kad nori pakankinti tave. Ir čia dabar užduotis būna sukurti savo, eiti naują rolę, bet į tai, kokia tu esi. Ir tai būna paprastai tų įžvalgų sąmoningumo kelių keliaujančios moteris turi, esu tikra ir tu turi. Tačiau būna sunku tai pritaikyti praktikoje, tai yra savo šeimoje, kai tik susitinki vėl su artimaisiais, kai tik tai arba savo šeimoje, su savo vyru, savo vaikais išlenda, taip tarsi neelgtumėsi, kaip tavo giminės moteris elgėsi. Ir kaip tu nebenori, kad tai būtų tos pačios dramos. Kaip sąmoninga, nedvasiniu keliu einanti moteris nebenori, nori iš to išeiti. Ir tau puikiai pavyksta išeiti, kai esi išvažiavus kažkur tai. Bet kai grįžti yra sunku. Taip, tas pats ir man buvo, kol praktiškai tiesiog tenka dirbti tą praktinį darbą, ne tik tenka ir išvažiavę, kas yra labai vertinga, iš tikrųjų be galo didelė vertė, seminarai, retrytai, kad mes suprastume, suvoktume mūsų patirtis, kai mes pačios vienos nebūnam. Tačiau labai svarbu grįžus į šeimą integruoti. Ir čia iškart nesigauna. O nesigauna dėl to, kad tavo, tarkim, rolė Karmen gerai esi valdžius, o jeigu reikia dabar eiti į kitą rolę, nevaidinti, ne, žinai, tau neįprasta. Reikia naujai, kitą kūno pozą, kitas balso tembras, kitas viskas. Tai nėra paprasta ir dėl to reikia pastangų ir dėl to daug lengviau yra veikti nesąmoningai per programas arba sakyti, kad šeima čia netikusi ir kažkam tai nesuversti iš išorės. Bet kaip sąmoninga moteris, jau tą apsvarščiusias ir žinai, kad negali versti ne kitiem, o taip norėtųsi. Kad čia jie neperdavė, čia gal iš vyro giminės, o gal čia peršoko per mane iš mano giminės vaikam. Tai turime tokių juokingų tikrai situacijų ir graudžių. Ir aš pati turėjau iki ašarų, iki nukritimų, iki visko. Kol supranti, kad tiesiog atsikeli ir bandai iš naujo, naujai. Ir tą padaryti, kai turim paramą, tai žinoma, yra daug lengviau.
tą aš dariau pati, tai pati savo buvau atrama, tai tapau ta, kuri geba ir pralydėti, ir būti tuo pačiu tame. Išjausti, perleisti visus jausmus, išanalizuoti, kas čia buvo, kas nebuvo, suprasti, ar čia gerai ar negerai, ar čia mano esmė ar nesmė, ar čia iš jų pažeidžiu kažkaip ribas ar ne. Visi tie analitiniai dalykai. Taip, kur čia iš tikrųjų kitų žmonių, kur čia mano, atskirti, atsijoti šitą didžiulį tokį darbą daryti. Ir kartais būdavo net neaišku, tai kaip, tai ištrukdavo laike, nes kol tikrai tų susirankėtų patirčių, tų klaidų tiek, kad jos paaiškėtų, kad taip, Aistė gerų kelių. ir dabar aš klientės lydžiu, kai yra tas naujas elgesio būdas, naujai į šeimą savo pradėti bendrauti su vyru ar mamai, su mama grįžus nori būti tokia, kokia esi, o ne būti ta pati mergaitė, kur buvai tuo metu, kur gyvenai namuose. Bet tuo pačiu išlaikyti pagarbą tiem žmonėm, nebrėžiant ribas ir visą tai. Tai čia atsistoju aš ir jeigu jauti, kad rezonuoja tau ir jauti, kad reikia iš tiesų žmogaus, kuris šalia pastovėtų, pabūtų, tai netrukus atveriu vieną asmeniniai mentorystėj vietą, o rudeniop ir grupinė mentorystė. Tai tiesiog susisieki su manimi, jeigu nori, kad šalia moteris, kuri pati yra praėjusi ir su šeima praktiškai integravusi ir su patirtim klienčių vedimo, kad padėti tau suprasti, pamatyti ir po truputį žingsnelis po žingsnelio keisti, tam, kad galėtum ne tik gerai jaustis tuomet, kada atsiskiri nuo savo šeimos, bet kad ir savo šeimoje gerai jaustum. Ne tik gerai jaustumėsi savo darbe ir kūryboje, ar retrytuose, nes ten, kur išvažiuoji, pabūti pati su savimi, bet kad ir grįžusi, santykius su savo vyru, vaikais, galėtum klestėti ir būti malonumą jausti, būti moterimi, būti moteriška, džiaugti savimi, savo kūnu, savo bendravimu su artimaisiais. Priimti tas klaidas, kurias esi padarius, tas situacijas, kurios tavo gyvenime buvo, be kaltinimo kitų, be kaltinimo savęs ir susimažinimo, be kartojimo tų pačių istorijų giminėj besikartojančių ir sugrįžti tą malonumą, džiaugsmą, būti tuo, kuo esi. Tai jeigu jauti, kad rezonuoji, jeigu esi ta, kuri pasiruošus investuoti ir savo laiko, ir resursų, nes nori iš esmės pakeisti tą situaciją, tai kviečiu parašykime man žinutę ir susisieksiu ir sutarsime dėl nei tavęs, nei manęs, nei pareigojančio pirminio pokalbio, nemokamo, kad patyrinėtume, kaip aš tau galiu padėti pereiti į tavo moterišką spindėjimą. Geriausi tau linkėjimai. Iki.